plikos. Yra tokia Justė. Galite paprašyti išpirkos už dviračio vairą. Neseniai buvo pavogtas. Merginai 29 metai, turėsit pasistengti, čia ne vaikų žaidimai parašė. Kapiš? Ta prasme, nelabai suprantu. Tipo, ant mūsų rėks, pyks. Nežinau, pabandyk. Na, pabandom. Титки, давай поднимем титки и будем веселей. Он идет по дороге, он сегодня устал. Слушай, какая песня. Красивая песня. Klausom. Labas. Labas. Čia paskambinau dabar dėl to dviračio vairo. Jo. Ok. Čia. Tai norėjau pasakyti, kad galėčiau jį parduoti. Supratau. Va. Ir kiek už jį norėtum? Nežinau. Kiek, Andriu, mes? Įdėsa kokį, ne? Na, baigt. Kiek? Už 3 litų. 30 litų, sakė. Nu, supratau, o traselius ir visokius kitus. Ne, kokį triselius. Apie atskirai. O tai kiek tai triseliai dar? Tu čia lupai viską. Durnas, traseliai, tai čia belenkiek čia bus. O tai kas čia darys po to viską? Ne, tai tu Aišku, mano numerį gavot. pats rinkai, nu. Tu durnas. Nu, tu kalbėk, nu, tai litų paims. Nusišnik. Nu tai sakyk ten. Tai, Sakyk, biški, užkel kainą, sakyk, šiam litų. tai už viską šiam litų tada galėsim atnešti. Nu, uždėt atgal. Už ką viską? Už turose. Perdėlius, Nu, taip. o už bėgių perdėlius, Už ką tokius? Tai, bėgius. Bėgius. jo, O bėgius irgi nulupai tu tada? jo ir switchus irgi paėmė. Tai jis viską. Vičius nusukot normaliai tenais pridaręs. Nu, Ne, darbas. palauk. Ant manęs visų varkių dabar nemeskit. Vat Andrius, vat jis viską darė. Aš dabar esu tas, kuris va tau skambina, nes man paprašė paskambinti. Ir jeigu nereikia, Tu mano telefoną gavai. o čia jau iš viso net ne... Aš sakau, aš neprikačiu visiškai. Jeigu tu nori dar atgauti tą, tai kalbėk normaliai arba padėsim ragelį. Mhm. Tai va, tai Supratau. šiam litų ir atnešam viską. Ane, Andriau? Tu kalbėk, nu ką, dabar liepi paskambinti ir... Girdi, Asilė. aš tau kam telefoną lopetį daviau, kad kalbėtum. Aš jau kalbėjau, Kas? nu jau viską, užmečiau kontaktą, dabar reikia pasakyti, Man kur. čia reikia. Man. Man čia reikėjo, paprašai, tai padariau. Nori tą bobą češi, tai češi, ko tu čia dabar? Tai klausyk, tai kur mes čia galim, ką čia viską padaryti? Nu, aš nežinau, aš dabar ne Vilniui. Mes galim kur nors įmest, pavyzdžiui, žinai, kaip būna per filmus, tipo į kokį konteinerį, nes... O tu nepaskambinsi policijai? Tik aš net nežinau, su kuo aš šneku. Nu tai gerai, kad nežinai, bet jeigu mes pasakysim, tarkim, susitinkam kur nors, ane, aikšteliai, atnešim viską, o tu būsi iškvietus policiją, tai kaip mums jaustis? O kaip man jaustis atėjus dviratį šardytą radus? Nu tai ne aš čia dariau, sakau. Andriu. Nu tai kodėl policijos bijai, jeigu tu nerdai? Nu tai dėl to, kad nenoriu. Nu, A girdi, ką tu čia stundai? Davai, greičiau man sąskaitą, tu pili, girdi. Nesupratau, gali paskambinti man pirmadienį. pirmadienį gali nebebūti. Nes mes įdėjom į skelbimus, nieks nepirk, sakom, gal parduosim ten patiem. Supratau. Gerai, nu tai dar pirmadienį paskambinkit. Arba paskambinkit rytoj vakare. O ko ne šiandien? Nu, dėl to, kad aš nesu Vilniui ir aš negaliu šnekėti daug. Keista, tai kažkam galėtum perduoti. Taip ir reikia tau tų visų detalių, aš matau. Ne, tai detalių reikia arba nereikia, bet Žinai, visų pirma, nereik palikti tą dviračią, kur papuolė. Ir nekils noras vat Andriui, nes, žinai, kai pamato kažkur stovinti, neprižiūrimą ir paimsai. O šiaip tai, jeigu padėtum normaliai, tai būtų neėmęs. Ane, Andriu? tai gal jūs čia kaip kokie tvarkos saugotojai, ką? Nu, ne. Ir viskas surenkat, kas galvoko ir iš namo tanką. Ką čia tipo prikolė? Ne, nu, aš sakau, aš dar kartą kartoju, aš neėmiau tą dviračią. Andriuks atnešė ir viskas, sako, reikia parduoti, nu, tai ir viskas. O tai, kur tą dviratį rado, tai čia taip aišku, kad buvo jis numestas. Ir čia net čia ant mūsų net negali nieko varyti.
Supratau, paskambinkit man rytoj, gerai? Aš negaliu kalbėti. Labas, tave trukdo. Radijas Stotis FM iš Vilniaus radistai Jonas ir Rolandas. Labas, Juste, Dalia atsiuntė tavo Labas, numerį. Just. Nu, Jokaut paskambinom, žinau. Nu, Sužinojom, kad tave va taip va apgavo, Apiplėšė, tai mes norėjom apiplėšimo būdu. dvigubai blogiau padaryti ir paskambinom. labai šaunus. Nepyk ant mūsų. Nepyk. Bet norim pasakyti, nu, te labai neliūdėk dėl tokių smulkmenų. Palaukit, kurie jūs esate čia radistai? Kokiais vardai? Jonas ir Rolandas. Jonas, nu, supratau. Gražuolis ir tas, kuris per daug keikėsi. Supratau. Cool. Nu, klausyk, o kaip tau? nešit man tą vairą. Kam? Tai kur vairą prinešit? Mes negali neprinešti vairo, žinok. Aš tai siūlau geriau, žinai, gal koks fainas bernas įsimylės tave ir pataisys tau geriau. Taip, palaukiam pavasario, kai pražys, kai galėsi vėl traukti dviratį lauk ir pradės, žinai, kaip sakant. Tai va, bet tai žinai, va, pagrindinė ir yra bėda, kad tu to dviračių lauk ne kažkur nuvažiuosi, bernų nesigaudysi. Ne, tai reikia ne iškart važiuoti, reikia pirmą kažkaip tai, nu, palaukti pavasario, išeiti su Jonu ir su dviračiu tokiu va be vairo ir sakyt. Ir važiuot. Blem, aš žiauriai pasivažinėčiau, bet va, net su Jonu specialiai tam užsidėjau be apatinių, bet va vairo nėra. Tai manau, iš karto. Supratau. Nu, gyveni ir mokasi, šaunuolė. Ačiū tau už pokalbį. Gerai. Iki. 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 Ja, daliau. Ką? Galėtų nepadėti ar gerą paklausytumėm.